Tai pirmiausia, Ukraina iš tikrųjų stebina savo potencialu kovoti visose frontuose, ne tik tai mūšio laukia, bet ir su korupcija, ir atstatinėti sugriautą energetikos infrastruktūrą ir vystyti šalies ekonomiką. Tai mano klausimas yra konkrečiai dėl Europolo pagalbos Ukrainai kovojant su korupcija. Kokia konkreti yra ta pagalba Ukrainos institucijom? Antrasis klausimas, kaip Europolas kovoja su dezinformacija ES šalyse. Ir čia kalbu ne tik tai apie elementarią Rusijos dezinformaciją, bet ir tą užslėptąją, kuri verčia ES piliečius sudvejoti būtinybę toliau remti Ukrainą, kelia įvairiausias sąmokslo teorijas dėl ukrainiečių, kurie pabėgė nuo karo ir prieglobstį radę ES šalyse, elgesio ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kaip jūs su tuo kovojate? Ir trečiasis klausimas yra susijęs su tuo, kas yra tikrai skausminga ir apie ką mes šiandien jau kalbėjome. Aš pilnai sutinku, kad yra labai sudėtinga padėti Ukrainai susigrąžinti savo vaikus išvežtus į Rusiją ir panašu, kad ir į Baltarusiją. Bet norėčiau sužinoti, ar jums teko girdėti apie neseną atvejį Lietuvoje, kai išsiskyręs vyras išsivežė savo 9 mėnesių dukrą į Kaliningrado sritį, tiesiog perplaukęs upę. Tai užtruko 3 ar netgi 2 dienas ir mūsų institucijos susigrąžino tą mergaitę į Lietuvą. Galbūt tai galėtų būti vertas dėmesio pavyzdys, galvojant apie sąveiką Europolo su Rusijos tam tikromis institucijomis, su kuriamis dar galima kalbėtis ir susigrąžinant tos Ukrainos vaikus. Ačiū. Labai ačiū dėl pirmo jūsų klausimo, dėl korupcijos Ukrainoje. Jūs labai aiškiai tai paminėjote. Noriu pasakyti, kad iki šiol esame sulaukę 2 Ukrainos delegacijų iš kovos su korupcija biuro ir iš prokuratūros antikorupcijos Ukrainos buvo svečių pas mus atvykę. Ukrainos valdžia puikiai žino, kad reikia imtis veiksmų kovojant su korupcija, ypač galvojant apie šalies atstatymą. Mes priklausime nuo santykių, kuriuos užmėgsime su jais, tai yra aišku, ir nuo lygmens informacijos mainų, bet tai, kad jie atvyko pas mus, apsilankė, yra pozityvus signalas, kad jie nori kalbėti su mumis. Norėčiau taip pat priminti jums, kad mes įgyvendame korupcijos analizės projektą. Šiandien iš EFEK kolega pristatys jį. Mes esame pasirengę padėti jiems šio požiūriu, informaciją pasidalydami, kad būtų galima pradėti tyrimus kai kuriuose valstybėse narėse. Dezinformacija mums yra sudėtingesnis klausimas, nes tai nėra nusikalstama veika. Galbūt kai kuriuose šalyse taip, bet tai yra toks slidus dalykas, nes tai susiję ir su žodžio laisvės klausimais, tai yra sudėtinga ir mes neturime įgaliojimų imtis dezinformacijos klausimų. Tai nėra sritis, kurioje Europolas gali daug ką padaryti, nes tai nėra susijęs su mūsų įgaliojimais šiandieną. Ir ypač dėl to, kad dažniausiai tai nėra nusikalstama veika. Dėl vaikų, vaiko, kuris buvo susigrąžintas, aš noriu pasakyti, kad tai yra gerai, malonu matyti, kad galima bendradarbiauti tokiuose situacijose, kaip grobiamas vaikas. Aš nesu girdėjęs apie šį atvejį ir nemanau, kad Europolo buvo prašoma padėti, bet turiu pasitikrinti, nes kasdien sulaukėme didelio kiekio informacijos ir mes teikėme pagalbą, bet šiandien negaliu jums apie tai nieko pasakyti. Labai ačiū.